nekasdieniški kalėdiniai stebuklai. Kartą, toli, už 7 ledų virtusių ežerų, aukštų ir sniego kailiniais padengtų kalnų, šerkšno palete paliestų pušynų ir speigo užmigdytų paukšnių gyveno stebuklais tikinti auksaplaukė mergaitė vardu Milė. Mažylė per dienas nuotaikingai grieždavo 4 stykius smuiku, bet užvis labiausiai ji mėgo žaisti su savo geriausia drauge, nykštuke Snaige. Snaigė buvo pati ištikimiausia Milės klausytoja, kuriai neretai taip patekdavo prisijungti prie žaisluminiai ar tėvelių ir senelių kompanijai koncertuojančios Mažylės. Mūsų dukrelė Milė pati geriausia, didžiuojamės jos darbais ir veikla, o dainos, traukiamos kartu su nykštuke Snaige, skambančios diena iš dienos džiugina ne tik mūsų, bet ir aplinkinių ausis bei širdis. Širdžiai mieliausi koncertai prasidėdavo šventiniu žiemos laikotarpiu, kai snaigės susikibusios šokdavo už langų, o ledinis šaltukas nuspalvindavo rausvai kiekvieno žiemos mylėtojo nosytes. Auksaplaukė Milė tuomet laukė iš sniego pusnų su visad puikiai nusiteikusią nykštukę Snaige, pasistatydavo baltutėlę sceną ir kiekvienam praeiviui skambiais balsais linkėdavo linksmų šventų kalėdų. Tąkart buvo neišimtis, tik klausytojai pasitaikė neįprasti. Jei anksčiau praeiviai su šypsena veide palydėdavo 2 jausmingai dainelės plešiančias mažyles, tai dabar vienas rustaus veido ir keistos aprangos vyriškis su jį atlydėjusiu kietaragiu elniu stovėjo priešais sniego pakilą ir be emocijų klausėsi atliekamų dainų. Milė ir Snaigė staiga tik išpūtė akeles, neteko amo ir nutilo. Iš pirmo žvilgsnio, pasitikėjimo nekeliantis, į tamsų baltą įsisukęs vyriškis suskupo nusimti nuo galvos rausvų atspalvių kepurę, nusilenkė ir išdidžiai pradėjo kalbėti. Sprendžiant iš veido išraiškos, Milė, tu manęs neatsimeni. Todėl dera ir vėl prisistatyti. Esu Šaltis, o šis mielas elnis mano pagalbininkas Rudis jaunesnysis. Praėjusią žiemą tu mums padėjai džiuginti vaikus kalėdų naktį. Milė bandė suvokti, ką pasakyti. Todėl kiekvieną žodį, judindama lūpas, atkartojo tylutėliai tarsi aidas. Dėliojo sakinį po sakinio, žodį po žodžio, raidę po raidės ir vis dar negalėjo atsipeikėti bei patikėti, kad prieš ją stovi tikriausias senelis Šaltis. Mažoji įsigudrino patikrinti, ar Šaltis esąs tikras, ar tik jos vaizduotės vaisius. Todėl pribėgo ir temptelėjo jo barzdą ir suprato. Atrodo, tai ne sapnas, jis tikrutėlis, stovi čia prieš mus ir raito savo ilgus ūsus. Kaip noriu apie tai kuo greičiau papasakoti tėveliams, juk ne kiekvienam vaikui tai pasiseka. Bet man pasisekė, senelis Šaltis pastebėjo būtent mane. Visgi Snaigė nebuvo tokia drąsi ir pasislėpusi už Milės nugaros, tyliai šnabždėjo. Milė, bėgam greičiau namo. Šie 2 klausytojai man neatrodo patikimi ir draugiški. Man labai neramu, o ir tėvelim gali nepatikti, kad bendravom su nepažįstamaisiais. Eime iš čia. Tuomet jau ir elnias Rudis panoro pasisakyti ir nuraminti išsigandusias mažyles. Labas, Milė ir Snaigė, labas! Manęs greičiausiai jūs ir neatsimenat. O gaila, juk buvome
partneriai per praėjusias kalėdas. Dalime stebuklus ir gerą nuotaiką. Oi, seneliui taip patiko mūsų kompanija, kad jis nusprendė neieškoti naujų pagalbininkų. Argi ne puikia žinia? Olala, tralala. Mažosios dainininkės kraipė galveles į visas puses ir neramiai trypčiojo, stebėdamos du ką tik sutiktus draugus. Tuo pat metu mažylės juto, kaip senis šaltis iš nežinia kur išsitraukė ir užsimetė rausvus kailinukus ant pečių ir mostelėjęs ranka ėmė pūsti magiškas įvairias spalves dulkes Milei ir Snaigiai į veidą. O jų galvoje tuomet sukosi tūkstančiai minčių. Tikras stebuklas! Pats senelis šaltis atvyko pas mane ir ne ko kito, o paprašyti pagalbos, išnešiojant dovanėlės vaikams. Negaliu patikėti, kad jis pasirinko būtent mano ir Snaigės draugiją. Vadinasi, šiais metais mes buvome labai geros, gal net pačios geriausios visame pasaulyje. Tėveliai labai mumis didžiuosis. Čia taip bent. Pats senelis šaltis su pagalbininku Rudžiu klausėsi mūsų dainų. Ir jei jiems patiko, mums tai puikus įvertinimas. O ką jau kalbėti apie išsvajotą galimybę paskraidyti senelio rogėmis ir nakčia aplankyti daugelio gerų vaikučių namus, dalinant jiem nusipelnytas dovanas. Praėjus kelioms akimirkoms, mergaitė atsipeikėjo, jau sėdėdama milžiniškose rogėse, kylančiose viršum speiguotų viršūnių, padabintose žvilgančiais kalėdiniais žaisliukais ir žybsinčiomis lemputėmis. Visa, ką aprėpė mergaitės akis, buvo neįtikėtina. Jis skrido virš namų, mokyklų, žaidimo aikštelių, parduotuvių, o roges valdė ne kas kitas, bet Kalėdų senelis, šypsodamasis pro ilgus ir suraitytus ūsus. Kalėdinė įgula kilo ir leidosi, aplankydama tūkstančius jų laukiančių namų. Surinko visus mažylių laiškus, saugančius kalėdinius norus ir troškimus. Senelis šaltis skaitė laiškus ir rūšiavo dovanėles milžiniškose rogėse, o elnias Rudis pakavo žaislus ir išoriškės spalvius kaspinus. Mažoji padėjėja Milė su geriausia drauge nykštuke Snaige dainavo angeliškais balsais ir žymėjo aplankytas vietovės šventinėme žemėlapyje. Netrukus buvo aplankytas paskutinysis namas ir paimtas pačios Milės laiškas. Mergaitė neprašė nieko savo, o tik tėveliams. Kaip būtų smagu pakeliauti po pasaulį ir pamatyti dar neatrastus kraštus, pabūti ten, kur šilta, labai gražu, bei aplankyti atšiauriausias žemės vietas. Paskui galėtume papasakoti visiems, kokiame nuostabiame pasaulyje mes gyvename, kur sninga švelniai šaltos snaigės, kur šildo jaukiausi saulės spinduliai, kur krantus skalauja žydriausi vandenynai, o juose skendi mūsų laukiantis žemynai. Mile, aš labai džiaugiuosi, kad pasaulyje yra tokių šaunių vaikų kaip tu, kurie galvoja ne tik apie save, bet ir apie savo mylimus bei artimus žmones. Todėl aš tau dovanoju galimybę pačiai išsirinkti kalėdinę dovaną. Tokią, kurios tavo širdelė ilgą laiką geidė. Sutariam? Ar sutariam? Mergaitė susimąstė, pažvelgė į tolį ir tarė.
Seneli, man didžiausia kalėdinė dovana – buvimas su šeima, nuoširdumas, gėris ir pasakaitės, skaitomos mamos ar tėčio švelnių balsų prieš miegą. Tai kasdienybės magija, dažnai neįvertinti stebuklai, esantis greta ir pripildantis mano dienas šilumos. O dovanėlės, jos džiugina, tik tas jausmas toks trumpalaikis. Taip, seneli, ir aš pritariu Milei. Dovanėlių mums nereikia, nes pačią didžiausią dovaną jau gavome. Artimųjų meilę ir šilumą, bei tavo įvertinimą, kuris mums be galo svarbus. Ačiū tau. Senelis Šaltis ištraukė magiškųjų dulkių ryšulėlį, apkabino mergaitėje ir nykštukę ir pūstelėjo joms į veidus stebuklingų dulkių. Karieta išnyko su kalėdų seneliu ir jo pagalbininku, o mergaitė vartė kelias pūkinėse dausose, skaičiuodama, kiek dienų liko iki kalėdų. Mamų radijas dėkoja Vaidai Česnauskienei Grišaitei, Ievai Mackevičienei ir Rolandui Mackevičiui, Dainiai Baumilei, Dianai Dargienei.